Tai jo, tai trenerių planas visada atrodo geras ir veikia, jeigu mes jį naudojam pagal tą, ką susitarę esame prieš varžybas. Tai buvo rungtynių, kaip Baskonija nesusitvarkėm su žaidimo planu, šiandien, manau, visai pavyko. Nežinau, tą pradžią davėm tą kontaktą pagaliau pirmi, jie pradėjo būti nepatenkinti visi, nes kontaktą davėm tiesiog nežinau, tiesiog tą toną uždavėm, jam aišku nesukrytė, metimai mums sukrito, tai toks. Rezultatyvesnį kėlinį Eurolygoje šitam sezonui sužaidė tik prieš Realą, ketvirtajam kėlinyje tada Madride, dabar 35 taškai prieš tokią komandą kaip Monako. Ką puolime darėt gerai, kas buvo tie elementai, kurie padėjo surinkti 35 taškus pirmam? Tai jo, manau, tiesiog jie turėjo nemažai tų prastesnių gynyboje žmonių, tai bandėm juos atakuoti ir nežinau, nelabai ten prireikė kažkokių ekstra tų derinių, tiesiog žaidėm paprastą krepšinį, tai kvietėmės taikinius, žaidė pick and roll. Kiek po tų nesėkmingų rungtynių pabaigoje Baskonijoje treneriai akcentavo tuos dalykus, kad negalima kartoti tų 5 minučių paskutinių, kurios buvo Vitorijai, kiek ant to dėjo didžiulį akcentą? Tai dėjo ir dar dės, nes vis tiek žiūrėsim rytoj, man atrodo, visas varžybas, tai nežinau, bet šiandien irgi tam antram kėlinį jie truputį jau gal 6-8-0 atkarpą nesubaudojam, arba dabar galėlą subaudojam, kai bonusas yra, tokias nekokybiškas tos klaidos. Tai yra kur tobulėt, dar pasako, kad jeigu dar daugiau susikaupė, tai iš vis būtų labai. Kaip pats jautėsi aikštelėje, šiandien rodė tokias rungtynės, kad ir 30 taškų gali sumas, kaip tavo pačiam atėjo tie metimai ir kaip jautėsi juos realizuoti? Tai jo, tai didelis kreditas mano žaidėjam, mano komandos draugam. Manau, neblogai išnaudojom jų tą prastą susikeitimo gynyboje, tai mano tie silinimai, baudų išprovokavimai, manau, tikrai uždavė tą toną ir nežinau, tiek Sisko, Lo, Nigelas, nežinau, patys žinot, kaip puikiai skirsto kamuolius, tai ir surado mane. Sezoną pradėjai nuo stumdymosi su Mirotičium, pirmose sezono rungtynėse tavo kaip žaidėjo Eurolygos karjerai. Dabar tas ratas apsisuko, dar vienas grajus su Mirotičium. Kiek tu pats jauti paaugai per tą visą atkarpą nuo pirmų sezono rungtynių Monake iki pat šitos atkarpos? Tai nežinau, nebijojau šiandien. Tada pirmas rungtynės, tai labai baisu. Ąžuolai, ar jautei aikštelėje būdamas, kad žaidė rezultatyviausias, naudingiausias karjeros rungtynės Eurolygoje? Ne, kažkaip, nežinau, tai pats nepasiemu, pats nesusikuriu, tai tiesiog išpildau mūsų žaidėjų, nežinau, tą atliktą darbą, kas yra užsibaigti, arba iš kampo įmestą tritaškį, tai taip jaučiau, kad įmečiau nemažai taškų, bet nežinau, labai smagu, kad pagaliau visi iki vieno patenkinti, žaidžia komandai ir laimėm tik varžybas, visi bauduoja, kai turi 2-3 baudas, vis tiek bauduoja, tai parodo tą mūsų atsidavimą šitai pergalės.